Visų pirma, apie DNB banką. Turbūt daugiau girdėję apie DNB banką negu Barclay, bet aš labai trumpai apžvelgsiu, kas yra DNB bankas pasaulyje. Tai motininis bankas arba DNB vadovavimas iš Norvegijos, tai yra Norvegijos finansinė institucija. Ir DNB yra 19 šalių. Tai yra ne vien Europa, tai yra ir Azija, ir Pietų Amerika, ir Amerika. Pagrindinės sritys, kur bankas dirba, tai yra tas vadinamasis naftos verslas, laivų verslas, žvejyba. Ir jeigu žiūrint DNB banką, sakykime, mūsų mastu, Pabaltijai, tai yra skyriai arba atstovybės kiekvienoje šalyje, tai Lietuva, Latvija, Estija. Iš esmės, procesų prasme mes dirbame kartu ir kartais ir atskirai, bet visą eisim per prezentaciją. Su ITIL-u paskaičiau, dirbu jau daugiau negu 10 metų. Ir trumpai prabėgus mano CV, aš jau dirbau keletą organizacijų. Visur ITIL-as buvo vienas iš arkliukų, ne vien ITIL-as, tik ir Service Deskas. Ir visais tais 10 metų dirbau vadovaujančias pareigas, kur Service Desko valdymas ir procesų valdymas buvo viena iš tų sričių. DNB banke dirbu jau 6 metus. Viena iš sričių, kuriai aš vadovauju, yra Service Deskas. Ir yra dar kitų papildomų sričių, bet tai yra susijęs su procesų valdymu, bet kokia atveju. Esu praktikas, daugiau procesų žiūriu iš praktinės pusės. Praktiškai mes bandome pradžiai pritaikyti procesą ar procedūrą ir tik vėliau aprašyti. Ir tai, sakyčiau, yra irgi gerai. Procesai. Pasikapšius po DNB Lietuvos istoriją, tai radau ištakas, kad, sakykime, procesuose, su procesais pradėjau dirbti DNB bankas apie prieš 10 metų. Galbūt ištakos buvo ne vien ITIL, gal tai buvo COVID-as, bet jau 2005 metais jau buvo aprašyti pirmieji procesai ir jau dirbam pagal tos procesus. O šiuo metu yra formalizuoti pagrindiniai ITIL procesai, įdiegti ir prūvinti, vadinamai, angliškai. Tai yra incidentų, problemų valdymas, SLA procesas, pakeitimų release managementas, konfiguracija, taip kaip ir pas visus, sakykime, yra šiek tiek skaudesnė vieta, o kiti procesai, aš sakyčiau, nereikia visada galvoti, kad tai, kas yra įdėta vadinamajam toolse arba aplikacijai, tai yra jau procesas įgyvendintas. Reikia žiūrėti kitaip. Procesas gali būti aprašytas arba dokumentacija gali būti sudėta paprastam Excel'e. Tai irgi yra procesas. Tai irgi yra duomenų bazė. Tai čia klausimas buvo apie CMDB. Tai keletas Excel'ų, puikiai valdomų, puikiai atnaujimų, tai yra pati geriausia CMDB. Toliau, naudojame procesų valdymui online reportingą, kur bet kuris vartotojas gali pasižiūrėti ataskaitą apie incidentus, pakeitimus, bet dėja mums, kaip Service Desk padaliniui, reikia rengti ataskaitas ir kitiem maloniau jas skaityti. O mūsų pareiga jas daryti įdomias, kad jie atsidarę kartą į savaitę ar kartą į mėnesį į jas pažiūrėtų, o ne tiesiog peršoktų į kitą mailą. Procesai kuriami esame pakankamai dideli Lietuvos mastu ir procesai tobulinimo ir kuriami pastoviai. Ir čia šoksiu aš kitą skaidrę per procesų valdymą, bet
jie turi būti pastoviai keičiami. Nesvarbu, kad tai turi būti nuo pat, sakant, nuo šaknų, bet kiekvienas gabaliukas reikalingas pražiūrėti vos ne kartą į metus arba dažniau. Dar vienas procesas, kurio nepaminėjau, kuris pas mus gan stiprus ir įtilo knygose jis šiek tiek kitaip aprašomas, tai yra prieigų teisių valdymo procesas. Šis gerai įdiegtas procesas mums eliminavo popierius. Kadangi vėl mes esam nemaži, mūsų aplikacijų skaičius yra tikrai nemažas, tai kiekvienai aplikacijai buvo reikalinga forma. Tai šias formas įdiegus padarius tai elektroninės formas ir tai sudėjus į toolsą, mes gavome didelę naudą, kad popieriai dingo, o ištraukimas ataskaitų, kas kokias teisės turi, pasidarė kur kas paprasčiau. Kaip jau minėjau, procesus reikia kurti mažomis dalimis. Procesus negalima sukurti per savaitę ar dvi. Mes netaikome tokios metodikos, kad proceso analitikas sėdi, sukūrė procesą ir, kaip sakant, visiems nuleido vykdyti. Mes mėgstame pasiginčyti. Mūsų kaip ITIL žinovų yra pakankamai nemažai ir mes diskutuojame, mes aiškinamės, mes klausinėjame ir tas užtrunka, procesų diegimas užtrunka, bet tas yra gerai, nes kuo daugiau žmonių įsitraukia, tuo reiškia, kad apie procesus tuo daugiau kolegų žino. Labai svarbu, kad vadovai būtų įsitraukti. Jei vadovų nebus įsitraukę į procesą, galima sakyti, kad procesas praktiškai yra žlugęs. Ką dar rekomenduojame, kai kuriant procesus, visada yra tam tikrų keletų nuomonių vyraujančių ir nesusituria dėl kažkurios dalies. Labai sveika, sakyčiau, nėra tai brangu, pasikviesti išorinį ITIL ekspertą, kuris būtų kaip teisėjas, suburti komandą, daug žmonių ir kad tiesiog įsibartumėt, įsiaiškintumėt, o tas teisėjas padėtų jums sudėti taškus ant i ir galutinai priimti sprendimą. Mokymai labai svarbi dalis, ne vien procesuose, bet ir kitose dalyse. Bet per keletą metų mes tokį išvystėme mokymo strategiją, kad visų pirma, kalbant apie procesus, sukūrus gabaliuką proceso ar visą dalį būtina sukviesti kolegas į vieną vietą ir pristatyti tą procesą. Kokia gaunama nauda, kad kolegos klausosi, aiškinasi apie procesą ir užduoda klausimus. Kartais vyksta gera diskusija ir kolegas išėjęs iš to pristatymo žino apie tą procesą kuo daugiau. Ko galima nepasakyti, jeigu mes, sakykime, nusiųstume tą procesą mailu, tai nebūtinai kiekvienas tai paskaitys. Taigi, mokymas gali būti ne vien tik tai nuėjimas į mokymo organizaciją, bet tai reikia daryti viduje ir reikia daryti pastoviai. O kalbant apie didesnius mokymus, taip pat stengiamės mokymus daryti savame rate, geriau rečiau ir siauriau, bet sukviesti kuo daugiau kolegų vieną vietą ir nauda, kad kuo daugiau kolegų šnekėtų tą pačią kalbą. Net, kaip aš minėjau, mes esam IT yra kiekvienoje šalyje, Lietuvė, Latvija, Estija ir mes net buvome sukūrę tokį procesą, kai mes derinome procesus tarpusavyje, kad we need to talk in one language. Tai mes turime kalbėti tą pačią kalbą. Kiekviena šalis ar kiekvienas turi savo įvaizdavimą apie procesą, koks yra prioritetas ir taip toliau. Ir visų pirma reikia susitarti dėl tos pačios terminologijos. Tai jau kolega Šarūnas apie tai minėjo. Kuri svarbiausia proceso dalis? Aš pavadinau tai reportingas arba lietuviškai ataskaitos.
bet ataskaitos tai yra plačiai prasme. Realiai tai yra kokybės valdymas. Bet per ataskaitas ir matuojamas kokybės valdymas. Tai mano nuomonė, svarbiausia proceso dalis yra ataskaitos. Ir proceso tą vadinamą maturity, brandą, taip pat parodo ataskaitos, reportingas. Jei vadovas reikalauja ataskaitų, tai reiškia, kad to procesų pasitikime organizacijoje. Ir tikrai man džiugu, nes mes generuojame tikrai nemažą kiekį ataskaitų ir tikrai iš mano pusės, kad vadovai reikalauja ataskaitų, tai reiškia procesas veikia. Tai kokias ataskaitas mes naudojam? Automatinės, bet dėja automatinės neleidžia priimti sprendimų dažnai, nes ten yra vadinami skaičiukai, kiek prioritetų, kokio lygio incidentai, kokios kategorijos ir panašiai. Procesam matuoti reikalingos dinaminės ataskaitos su tendencijomis. Dažnai reikalingos rankinės ataskaitos. Rankinės tai vadinu, kad reikia analizuoti incidentus ar pakeitimus ir pateikti jas su įžvalgomis, kad vadovai galėtų priimti sprendimus. Ir ką aš jau minėjau, ataskaitos dėja turi keistis. Aišku, mums sunku, nes mums tai papildomas darbas, bet jei ataskaitos nebus bus tos pačios, tiesiog jos nebus skaitomos, nes jos atsibos. O ši ataskaita šių metų idėja, kuri labai greit pasiteisino jau grupės mastu, sukūrėme ataskaitą kalendoriaus principų, kur kiekviena diena reiškia spalvą, o tai pagal mūsų metodiką reiškia, ar tai buvo aukščiausio lygio incidentas, ar tai buvo žemesnio lygio incidentas. Ir ši ataskaita labai greit viską parodo. Čia beje yra reali ataskaita. Geriausiai procesai išbandomi vadinamuoju pikiniu laikotarpiu. Šiuo metu, šiais metais, DNB bankas, mes dirbome smarkiai ir dalyvavom projekte atnaujinant bankinę sistemą. Turėjome labai sunkius metus, nes buvo tikrai pikas, tikrai buvo sunku, tikrai daug turėjome visko, bet tas incidentų ar visų kitų procesų valdymas pikiniu laikotarpiu parodo, kaip procesas veikia. Kas dar? Esam pakankamai dideli, bet vis tiek negalime dirbti be išorinių tiekėjų, arba vendorių, trečių šalių. Ir su tais tiekėjais pradedant dirbti, visų pirma, reikia susitarti dėl tos pačios terminologijos. Susitarti, kaip mes suprantame vienas kito prioritetus, kokie yra vadinami SLA arba sprendimo laikai. Tai yra labai svarbu, nes kai tai susitarėme, tada lengva tas pačias ataskaitas skaityti, susitikus mėnesiniuose arba ketvirtiniuose susitikimuose. Na ir vėlgi kalbame tą pačią kalbą.